Tai labą vakarą, Velykų antra diena, po stalų atsistojus, tiek prisivalgys, gerai ir prasivaikščiat, prasižvejot. Ištrukau pabandyti pagauti šapalą. Vieną įdomiausių žvejybų. Ir bandysiu ant plūdinukės šiandien. Pabūsiu pavakarį visą ant batono, pabandysiu su pravedimais. Kas čia, pažiūrėsiu, kas čia upėj darosi, ar kimba šapalai ar ne. Šiaip tai jau juda, žinau. Ir aš nieku, kad pagauna jau. Bandom. Čia dabar dar pašnekėsiu prie upės, stengsiuos tyliau, nes vis tiek šapalai baidosi. Tyliai prieit. Graži upė. Vandens lygis geras, skaidrumas geras. Bandyt žvejot. Greit išsiskleist meškerė. Tokia va. 5 gramų plūdė, slankiojantis svarelis. Oi, pagrindinis 0,18 atrodo valas, pavadėlis 0,14 ir didelis kablys. Masalas batonas. Kukurūzas jau gal ir gerai, bet kiek žinau, kiek sakė, kad kol kas į batoną geriau reaguoja. Tai reikia bandyti ant batono. Tokį didelį gabalą. Nu ką, mest. Labai netoli užmečiu. Nu, palei krantą, žodžiu, pravesiu. Ir žiūrėsiu. Aišku, nežinau. Čia toks labiau bandymas šiandien dar. Nors pagauti manoma, bet, nu. Niekad nežinai. Ir tik pradžia labai tų šapalų, tai gal čia nieko ir nepagausiu. Nu, bet vis tiek visada viltis yra. Nebūtų vilties, neičiau ir žvejot. Plūdė didelė, raudona, gerai matosi. Bent jau man gerai matosi. Pirmas pravedimas tuščias. Nu, pasaka šiandien ne oras. Atrodo, dar nebuvo taip šilta niekad balandžio 1 dieną. Toks vaizdas, kad viskas sužaliavo per vieną dieną. 23 šilumos. Nu, rekordiškai daug. Bet kad vėl už kelių dienų atšalimas vėl, nu tai čia reikia džiaugtis, kol tokie orai. Štai ir sugalvojau išlyst pažvejot. Sako, gal čia bus šapalams susisukę galvas ir kips kaip išprotėję. Bet kol kas nepanašu visai. Permečiau meškerę į kitą pusę upelę
Reiks ieškot, perlipt kur pačiam dabar. O, upelėje. Žiūri, kažkas mėtasi. Lydekas galva. Supūvus. Įdomu, kas čia kokia. Koks gyvūnas turbūt pagavo ir paliko galvą. Nu, man reikia eiti kitą upelio krantą. Kažkaip tai pereiti. Ten jau meškerė manęs lauks. Permesta kitam krante. Valandą pasisukus dabar į priekį. Tai šiek tiek ilgesnis vakaras gaunasi. Tai 7 jau temt turėtų, nu tai valandą dar lygia pažvejot. Paskutinis šansas. Nu, va, suplūdė trūkumas šioks toks, kad kaip pas man nerealia akis, tai iš toliau plūdės nelabai matas, kartais susilieja. Dugninė šiek tiek pranašesnė, nes, nu, į viršūnėlę gali žiūrėti ir tikrai kibimo nepramazinsi. O čia gali ir nepastebėti kibimo. Jeigu baisiai toli nuplaukia, jau ten ta plūdė. Nu, bet privalumas, daugiau plotą aptikrini, suplūdė ir plevėsuojantis masalas gaunasi. Natūraliau gal šiek tiek atrodo, negu tik gulintis ant dugno. Nu, čia graži įlanka. Viena mano mėgstamiausia vieta. Bet pernai, pavyzdžiui, aš čia vieną tik šapaliuką mažą pagavau, kad pernai žiauriai nevaisinga vieta buvo. Visiškai nederlinga, kaip sakant. Kažkaip tai šapalai atrodo buvo, kad aplenkė šitą vietą. Nežinau, kaip čia šiemet bus, bet jeigu ir šiemet nieko gero, tai kažkur naujų teks ieškotis. Nu, bet čia ant dugninės labiau šiaip aš žvejodavau. Ant plūdės nelabai. Aišku, bandydavau ir ant plūdės vieną kitą kartą, bet be rezultato. A, jau pagalvojau žuvis. Išdūrė. Odų jau atsiradė. Tik pašyla kelias dienas viskas, žiūrėk. Jau odai neduoda ramybės. O aš sugalvojau
nuimti plūdę ir užmest ant dugninės pasėdėti dar kažkiek laiko šitoj vietelį. Gal ant dugninės sugalvos užkipti. Nu tokią padarysiu pusdugninę. Tų lengvų svarelių. Bus meškerės laikiklis. 2 šakiukas. Seno sudžiūvusio medžio kažkokia. Nu va. Kaip ir viską pasidariau. Nu bandom. Pirmą užmetimą. Pasistatau taip meškerę. Nu pasėdėsiu, palauksiu. Galbūt kažką labiau sudomins negu plūdės pravedimai. Nu kažkaip nenori nieks čia kibti. Jau dar šiek tiek į priekį. 50 metrų. Nieko. Padariau tų permetimų nemažai. Kažko tai jokio rimto kibimo dar nebuvo. Na, viršūnėlė sujuda kartais. Sujuda, bet čia turbūt dar nekibimas. Nu, palauksim dar šiek tiek iki sutemų ir teks keliauti. Na, tuščia šitą žvejybą gavosi. Nesulaukiau nei kibimo realiai. Nu, ten plūdės, nežinau, nirksėja, bet greičiausiai, kad kabinosi į žolės dugną. Ir čia su dugninė, kur pasėdėjau irgi. Nieko rimta. Realiai kažkokių tokių užlinkimų rimtų ir nebuvo. Tai nežinau, kažkodėl tai dar nepasisekė šį kartą. Nu, čia gavas tokia labiau žvalgyba, nei žvejyba. Apsižiūrėt, apsiuostyt, kaip čia kas. Bet faktas, kad jau ir kitam krante girdėjau, iššoko žuvis ir pagauna jau vieną kitą šapalą. Šventojai, žinau, tai kaip ir viskas gera linkme, žuvis juda, toj turėtų prasidėti, man atrodo, kibimai rimtesni. Kita diena. Atvariau dabar su dugninė pasėdėti į kitą vietą. Užsimetęs vieną dugninukį. Nu ir laukiam. Šiandien oras tik prastesnis, šiek tiek atvėso, bet be lietaus. Kitas dienas jau lietų rodo ir atvėsimo, tai bus tik prastin kibimas. Nesupratau. Atrodė kaip kibimas. Taip porą padaužimų linktelėjo, bet kirtau nieko. Plem, čia kabliukas per mažas reikia. Dėt didesnį.
Nu, kažkokį patempimas buvo. Toks pum! Staigus patempimas, bet nebuvo progos kirsti. Įdomiai. Čia šiandien klostasi. Kažkokių tokių pajudinimų yra. Yra. Kaip dėjo. Negi bus šapalas. Blemba smūgį gerą dėjo. Ir tik va pajau 100 metrų žemiau į šiek tiek ramesnę vietą. Ai, tu savo. Bet kibimas tai konkretus. Nu ir žiūrim, kas čia bus. Ir šapalas. 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 Gražus. Kablys gerkliai. Nu va, pirmas sezono šapalas. Gražus. Graži kova. Liuks. Nu, fainai. Atsidarau balandžio 2 sezoną. Šiemet neįtikėtinai anksti iš tikrą. Oi, net nebeuždedu batono. Labai anksti šiemet. Kažkaip tai, tai orai sušylo viskas. Viskas kaip taip ir turėtų būt. Realiai tai vos ne 2 savaitėm anksčiau šiemet viskas. Gal ir linai anksčiau pradės kipt. Nu, fainai. Ir va tik perėjau į šiek tiek ramesnę vietą. Tokia, kur srovė šiek tiek lėtesnė. Pasėdėjau 7 minutės ir kibimas. Labai kažkaip staigiai atsiliepia. Nu, super žvejyba. Labai gerai, kad išlėkiau 2 vakarą pamedžiot šapalą ir pasisekė. Žodžiu, taip anksti dar balandžio 2 dieną. Niekad nesu pagavęs šapalą. Tai fantastinė žvejyba. Ačiū jum, kad žiūrėjot, kad palaikinat, pakomentuojat. Ir iki kitų žvejybų susitiksim prie vandens. Iki.